Naujaisiais Fiskars kastuvais ir šake turinčiais teleskopinius kotus gali dirbti visa šeima, naudodama tą patį įrankį. Kotų ilgis lengvai reguliuojamas, todėl įrankiu gali dirbti skirtingo ūgio žmonės. Taigi dirbantysis suras tinkamiausią savo ūgio ir įrenginio ilgio derinį. Teleskopiniai įrankiai naujos, pilkos spalvos. Fiskars lengvųjų sodo įrankių asortimentą sudaro įrankiai mažinantys nugaros apkrovimą ir lengvinantys sodo darbus. Tai įvairūs šepečiai, kastuvai, šakės, kauptukai, grėbliai, skirti aplinkos, žemės ar net specializuoti rožynų tvarkymui. Šie sodo įrankiai turi lengvus plastmase dengtus aliuminio kotus ir ergonomiškas arba lašo formos rankenas patogiam suėmimui. Ašmenys, smaigaliai ir grėblių galvos yra pagaminti iš patvarių medžiagų, plieno arba specialios patvarios plastmasės. Skiriant daug dėmesio smulkmenoms, Fiskars įmonė patobulino lengvųjų sodo įrankių asortimentą, pridedama prie rankenų ąseles įrankių kabinimui. Naujoji ąselė praverčia palaikant tvarką daržinėje ir paprasčiau kabinant įrankius dirbtuvėse. Patogus Ergonomik serijos kastuvai betonui, kelioniniai sulankstomi kastuvėliai ir šakės garantuoja saugų bei efektyvų darbą. Fiskars Ergonomik asortimente ilgas kotas, turintis 40 laipsnių linkimo kampą, užtikrina optimalų krūvį pečiams bei rankų raumenims darbo metu. Lengvo vamzdinio plieno kotas padengtas plastiku, izoliuojančiu metalinį paviršių esant vėsesniam orui. Rankena taip pat turi 17 laipsnių linkimo kampą, užtikrinantį natūralią rankos padėtį darbo metu. Darbinė dalis tvirtinama prie koto suvirinant. Darbinės dalies ašmenys aštrinami.